Tai ko prašėt šiandien posėdį? Tai šiandien prokuroras kreipėsi iki teisminio tyrimo teisėją dėl kardomosios priemonės suėmimo paskyrimo įtariamajam Vilniaus apskrities gyventojui, jo pavardės neįvardinsiu. Ir manydamas, kad yra suėmimui taikyti reikalingi visi trys pagrindai, tai yra, kad bėgs slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, kad kliudys nustatyti tiesą byloje ir kad darys naujas nusikalstamas veikas. Tai ikiteisminio tyrimo teisėjas surengė posėdį, ką tik išėjome iš posėdžių ir teisėjas išėjo priimti sprendimą. O kokio termino prašėt? 3 mėnesiams. Kodėl maksimalaus? Ar jisai pavojų keliantis? Na, bylos apimtis, tyrimo veiksmų apimtis ir kitos bylos aplinkybės verčia manyti, kad ta kardomoji priemonė turi būti taikoma visą ikiteisminio tyrimo laikotarpį. Kas yra žinoma apie šitą bylą? Kas ten vakar nutiko? Visos įvykio aplinkybės, kurios buvo galima pakomentuoti, buvo atskleistos, komentarą suteikė Kauno apskrities atstovės spaudai, tai aš kažkokių naujų aplinkybių tikrai jums negaliu nei pasakyti, nei pakomentuoti. Galite vardinti, kiek kartų teistas įtariamasis prieš tai? Vieną kartą. Taip. Šiuo metu dar yra bylų nagrinėjimų. Tai jūs geriau žinote. Ar galima pasakyti, ar tai su gaujom yra susiję, ar šita byla ir šitas įvykis gali būti su gaujų karais susijęs? Tokių teiginių nei paneigti, nei patvirtinti aš jums negaliu. O ką pasakykite, pasakojo įtariamasis apie tokį incidentą? Parodymų turinių nei vieno proceso dalyvių nekomentuosiu. O jisai sutiko su jūsų prašymu suimti, ar jisai norėjo gali laisvėje išeiti? Tai jo pozicija gal atskleis jums gynėjas. Ar jis bendradarbiauja su teisėsauga? Tokių, kaip sakiau, dėl parodymų davimo dalyje komentarų nebus.